pražūtis. Tau nerūpi, kad mes žuvame. Evangelija pagal Morkų, 4 skyrius, 38 eilutė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo, o štai priešus nesiilsėjo. Jis pasiuntė galingą vėtrą ir mažoji valtelė kartu su mokiniais ir mokytoju šoka ant bangų. Bangos ėmė lietis į valtį, taip, kad ją jau sėmė. Patyrę jūros vyrai, kokiais buvo, kai kurie mokiniai žinojo, jog tai nesibaigs gerai, kad mūsų valtis šito netlaikys. Mokiniai pažadino Jėzų, kai jau patys išbandė viską, kad išgelbėtų valtį ir savo gyvybės. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Daug kaltinimų slypi šiame klausime. Ar Jėzus nenuskęs kartu su jais, rasdamas išeitį tik savo vienam? Jėzus pagrasino audrai, kuri tuoj pat nutilo, o jūra pasidarė visiškai rami. Tada vis tarė mokiniams, kodėl jūs bijote, ar jums tebestinga tikėjimo? Kartais mūsų gyvenimo laivai gresia nuskęsti. Skyrybos, sunkios ligos, bedarbystė, ginčiai bei kiti blogi dalykai naikina gyvenimą. Jokios prasmės, jokio tikslo, jokio vilties. Mūsų gyvenimo laivas skęsta, mes šaukiamės Dievo, o šis miega laivo gale ant pagalvės. Jokio atsakymo nėra. Nieko. Mano gyvenimo laivas skendo jau daugelį kartų. Nepasiekęs svajonių tikslo, Jėzus neišgirdo mano skubų primygtytinių prašymą pakeisti situaciją, bet jis buvo šalia manęs. Kuomet gyvenau abejonėse, jis paguodė bei suteikė vilties. Kas kart užimdavo daug laiko, kol aš ir vėl atsitiesdavau. Buvau laukiamas jo rankose net ir sunkiausiose situacijose. Kaip gerai yra šis žinojimas. To neišmoksi iš knygų, tai turiu patirti. Jis padovanoja man naują gyvenimą, naujus tikslus, naują viltį, naują galią. Jis nugalėjo audrą ir štai štyryje mes irėmės toliau. Bet juk buvom blogų laikų, tai ne poros dienų ar savaičių rūpesčiai. Kaip gerai, jog jis pernešė mane per juos. Nors dažniausiai aš to net nesuvokdavau. Kiek piktai niurzgėjau ir toks, koks rūstas buvau ant jo. Bet jis kantriais ir su meile visą ištvėrė. Visai kaip tėtis, nekreipdamas dėmesio į savo vaiko užsispyrimus. Neša jį ir toliau. Koks nuostabus yra Viešpats. Dėkuoju Jėzui, tu laikai mane savo rankose ir niekuomet neliesi man žūti. Net jeigu dabar yra sunku, tu vis tiek esi šalia. Kaip tai yra gerai. Amen.